Tai va dabar pasakysiu, kodėl aš esu valstybės priešas. Ane, aš visą laiką domėjausi mažiau paplitusiomis nuomonėmis, ane? Va, kad darbas blogai yra, nes įpareigoja tave dirbti, žinai, ane? Domėjausi visą laiką mažiau paplitusiame nuomonės, nes yra tokia va nuomonė, kad dauguma visą laiką klysta. Ir už šitas mažas vat nuomonės aš jas garsinu ir todėl pasidariau visuomenės priešas, nahui. Į durkę mane kiša, supranti, į durkę. Po to teismai visokie, ne? Nieko nedarau, tik tai nuomonės, o tas pačias, kurias išgirstu internete, perdedu ir aš jau, ble, čia recidivistas, pizda, nahui, jo vaini, brat. Tai va, visuomenės priešas, kaip sakant, ne? Visuomenės priešas. O kodėl visuomenės priešas? Nes mainstreamas nori užguldytas, vat, nepopuliarias nuomonės, ne? Nori visi, kad būtų kaip aviukai čia, o davai čia padirbam, aklai dirbam, ten statom kažkokius ten nesąmonės darom, žinai, darbuose kažkokius ten šūdus darom, ane? Po to palaikom nacius, visokius tenai, ane? Nu čia tik taip sakau, nežinau, nu ką randu internete, tą ir pasakau, žinai. Ir karočią gaunasi taip, kad laikai keičiasi, o vergas ir vergvaldys šitą schemą nesikeičia, ane? Per visus amžius vergam duodavo ir pahavat nemokamai, ir pagyvenk kur nemokamai. Tai dabar yra lygiai tas pats, tu gauni kur pagyvenk, o jeigu neturi babkių, tai sėdėk namie, blėt, kai duhas, niekur ten čia neišeisi, nieko čia nepridarysi. Įtaka nulinė pas tos, kas neturi statuso, ane? Aš seniau lygiai tas pačias šitas nuomonės demonstravau ir nebuvau tiek žinomas, populiarus galima sakyti, kad niekas nekreipė dėmesio. O dabar, kai aš jau čia pasidariau daug maž žinomas, tai dabar mane kaip sėla, karoči. Ten ne tą leptelisiu, blėt, iš karto durka, iš karto ten teismai, iš karto ten viskas, ane? Tai kokią čia laisvą kalbą turim. Žmogus kiekvienas turi teisę bendrauti ir keistis, kad ir nepopuliariausiomis nuomonėmis. Ane? Aš tai taip nei vienai nuomonei kaip ir nepritariu. Ane? Nu, 100%, nes aš nieko nežinau, aš namie sėdžiu internete, tik skaitau, nu tai ką jūs rašo, tą aš ir skaitau, blėt. Tai va tokis va dalykas, ane? Tai va tos va nepopuliariosios nuomonės, ane, gimdo kitaminčius, o kas valstybinės tos 1% organo neatitinka informacijos, ane? Tai durkia, tai kalėjimą, tai ten dar kažkur, ten ukolai, hujolai visokie, ne? Visuomenės priešas tapau. Kai aš buvau mažiau žinomas, į mane niekas dėmesio nekreipė, nes aš tokių vat vidasikų pridaręs ten esu, žinai, apie viską, ane? Visą tiesą iškoju apie šitą pasaulį. Nu bent jau apie Lietuvą, kokia vat yra Lietuva. Lietuva yra švogerių kraštas, kur ten kas ką pažįsta, tas daugiau ir turi. O jeigu tu nieko nepažįsti, tai fukamuka, kaip sakant, žinai. Tai vat visuomenės priešų mane šitą vat valstybę padarė, už netradicinės nuomonės. Ką aš negaliu liežuvio pravert? Turiu tylėt, ane? Turiu tylėt, ane? Manęs netenkina toks gyvenimas, ane? Nieko aš čia gaut negaliu, ble, turiu čia gyvent viską, ane? Taip vat, vos galą su galu suduriu, žinai. Kai žmonės sėdi seimuose, milijonus pizdina save, įstatymais apsigynė, ten sėdi valdininkas, ane? Jisai įstatymų nahu prirašo, apsigina save iš visų pusių, kad jis galėtų ten milijonus pizdint, o tu kaip paprastas žmogus, tu ne prie įstatymų, tu nieko negali pasakyti, ane? Nieko negali pasakyti, turi būti užrašyta, ten į knygutę įdėta, į konstituciją, viską, ane? Tai tas, kad mane į durkę kiša, net pažeidžia pačią konstituciją, nes žmogus į prigimtinai turi žodžio laisvę, ane? Gali viską sakyti. Viską gali sakyti, ane? Nu, čia jau kaip žmonės tave priims, bet kad būtų kažkokie teismai, kažkokie tenai prosekucinimai, žinai,
Tai čia jau yra konstitucinis pažeidimas, bet visiems į tą konstituciją Lietuvoje nusispjauti yra, supranti? Toks va dalykas, ane? Toks va dalykas, ane? Tai dabar jie įstatymus ten rašo, aš ne tą kažką pasakau, aš jau priešas. Aš priešas, ane? Ne taip sakau, kaip parašyta įstatymuose, jau priešas, ane? Tai kaip čia gaunasi? Tai kad įstatymais jūs patys kūrė tos nusikaltėlius, blėt, tą pasakyti negalima, tą padaryti negalima, čia nieko negalima, tai ką galima, supranti? Darbo sutartį nori pasirašyti, darbo sutartis nelegali ir neteisėta. Pasirašinėk, nepasirašai, taigi durnas, ką tu čia supranti, blėt, ane? Tai jau tokiais prikolas, žinai, visuomenės priešas tapau, karočią. Visuomenės priešas, ane? Aš noriu šitą visuomenę išlaisvinti, išverk valdžio gniaužtų, žinai, o čia apstatyta visokiais įstatymais, hui ką padarysi, ane? Tai vad nori visus užtildyti, ten prisirašė tų įstatymų, kad čia apie COVID nešnekėkit, kad ten apie dar kažką nešnekėkit, nes jums tada baudžiakas, visus visaip grasina, kad tik tai tas žodis neišplisto, ne? Tai va tokiais ir prikolas, ne? Tai va tokiais ir prikolas, ne? Tai tie, kas įstatymais, karočią, apsirašė, tie turi galę, nes įstatymai, jie veikia tų savų pačių įstatymų ribose, ne? Jie nepažeidžia įstatymų, jeigu yra koks įstatymas, kurį jie pažeidžia, jie dar parašo kažkokių įstatymų ir jeigu tu atsiversi visą LRS tą straipsnyną įstatymų, tai įstatymai vienas kitą neigia, vienas kitą ginčia, vienas kitam nesutampa ir yra tokia vat chuinia. Tai kaip tie advokatai veikia? Vieną įstatymą rado, tai čia taip parašyta, čia taip parašyta, čia taip. Ir visose valstybėse yra tokie vat įstatymai, kad jeigu tu gerai rausies, tai tu rasi savo įstatymą, kuris tave apgina, rasi savo įstatymas, kuris tave nubaudžia, rasi ten dar kažkokį įstatymą, ne? Jie tos įstatymus kūrė po vienetą, ne? Jie nekūrė kažkokios įstatymų visumos, o kūrė įstatymo po vieną, tas, o po to gaunasi, kad tas, ane? Taip apsirašo įstatymais, nusikaltėlius kūrė, visokius priešus, po to visus į durką guldo, blėt, ane? Tai kokia čia valstybė, ane? Čia yra mafijinė valstybė, ne? Mafija viską valdo, tie patys Seimuose jau daug metų sėdi pinigus, savo įstatymus ant belė kokius rašo, visus į durką, kam nepatinka, arba į kalėjimą, ane? Tai va toks dalykas. Liežuviu nieko tu nenuveiksi, nebent tas liežuvis teisininkų aprašytas, ten į sąrašus įdėtas ir va čia tavo įstatymai, ne? Tai va toks dalykas, ane? Tai va toks dalykas, ane? Tai jeigu nėra žodžio laisvės, tai reikia tos žodžio laisvės reikalauti, kad bent žodžio laisvė būtų, bet čia ne tai burną praversi, iš karto į durką, iš karto į teismą, ane? Tai bent jau žodžio laisvės reikalaukim, kad galėtume pizdėlinti, ką norim, nes jeigu mes net negalim papizdėlinti, čia pablėvis godžinai, ten tų nahui pasiuntinėt, tai ką mes iš viso galim? Tai jeigu tu belė kaip pabazarinti negali, tai belė ko padaryti irgi negalėsi, supranti? Tai va toks va yra prikolas, ne? Toks va prikolas. Man patiko, kai aš buvau mažiau žinomas, manęs niekas nežinojo, galėjau pizdėlinti, ką norėjau, ir jokių teismų nebuvo, nieko nebuvo. O po 8 metų, čia Vygis tą pasakė, čia Vygis tada tą pasakė. Ane? Vygis sako tą, įstatymą sukuria, tai tu čia įstatymą pažeidai, žinai. Nors pohui, kad tam Vydikui yra ir senaties terminas,
ane? Senaties terminas. Senas video, nu ką tu, pasakyta ir pasakyta, iš dainos žodžių neišimsi, supranti. Toks prikolas. O čia jam senatis pohui, viskas pohui, jam svarbu į durkę mane įkišti tenai, susidorot kažkaip, kad daugiau nepopuliarių nuomonių šitų neįtų į eterį, ne? Tai va toks ir prikolas, karoči. Tai šitie švogeriai vienas kitą valdininkais išrenka ir po to ten teisme sėdi ir kūrė tos įstatymus, prisirinkę savų šunų, ane? Kodėl hierarchiniai kultūrai, toj hierarchiniai iliuminatų kultūrai, kažkokiam sluoksnį, priešais civilius stovi armija. Armija gina visą tą mafijinį konstruktą. Mafija, šitą armiją gina, ne? Tai jeigu žmonės per daug achujelina, tai juos paprasčiausiai sušaudo tenai, ane? Arba bananais atidaužo, kad visi vėl į savo normas eitų dirbti savo darbus, nieko čia negriautų, nieko čia negadintų, žinai, supranti. Ir už duonos batonėlį tenai eitų ir statytų. Supranti, o toks dalykas. Tai esmė, kad aš nesu nusikaltėlis, o čia yra nusikalstiniai šitie įstatymai, kurie pažeidžia mano kaip individo teisės į laisvą nuomonę, į laisvą kalbą, į laisvą išraišką, į laisvą meną, ten dar kažką, ne? Nesvarbu, kad tos nuomonės yra nepopuliarios, ne? Bet jos negali būti uždraustos. Tu negali uždrausti tenai kažkam, ten, nežinau, Hitlerio garbinti, ne? Nu, negalima to uždrausti. Nes tai yra socialinis kultūrinis paveldas, ane? Tai va toks dalykas. Toks dalykas, ane? Negali niekam uždraus garbinti to pačio komunizmo, to pačio nacizmo tenai, nu sakykim, kas ką garbina, ane? Negali žmonėm uždrausti rinktis savo religijos, ane? Va tokių dalykų, nu negalima uždrausti tiesiog. Nes žmogus turi laisvę į kultūrą ir į nepopuliarias nuomonės. Va tokiais prikolas. Davai, pacanai.